yra maisto produktų, kuriuose yra omega 3, tai vat, pavyzdžiui, augalinės kilmės, ne? Tai kas yra daugiausiai turi omega 3, tai linų sėmenys, linų sėmenų aliejus. Nu, vėlgi, linų sėmenų aliejus irgi žiūrint, kokį mes jį vartojam, jo kokybė skiriasi, kur mes jį perkam, kada, o jis spaudžiamas tam tikrų laikotarpių tik tai, ne? Lygiai taip pat mes graikiniai riešutai. Turi šiek tiek špinatai, turi kopūstai, bet čia yra ta vadinamoji alfa-linoleno rūgštis, tai yra augalinės kilmės omega 3. Ir kita dalis, kur yra, taip aš trumpiniais kalbu, DHR ir EPR, dokozaheksaeno rūgštis ir eikozapanteno rūgštis, atsiprašau, nes labai sudėtingas pavadinimas. Taip, tai va šitos rūgštys mes jas gaunam valgydami riebę žuvį. Ir aš tikrai pripažinsiu, kad riebios, geros, kokybiškos žuvies Lietuvoje nusipirkti yra misija beveik neįmanoma. Ta prasme, kad jos gauti, jeigu taip, jinai yra, jos atvežama, bet tikrai jos yra nedaug ir jinai pakankamai brangiai kainuoja. Tai kiekvienam žmogui, kiekvienam lietuviui, ta prasme, nu tikrai jinai yra, kad valgyti ją 2-3 kartus per savaitę tikrai yra problema. Tai va, ir vėlgi, kadangi mūsų ta mityba yra vakarietiška, daugiau, ne? Pas mus vyroja daug rafinuotų angliavandenių, transriebalų, cukraus perteklius, tai mes valgom, tai mes nevalgom, tai mes streso turim, tarpsne, fizinis neaktyvumas, nu čia mes jeigu visus faktorius išvardinsim, taip, tai vat, ir tai yra tokia duobė, kaip sakyčiau, toj mitybos, mūsų mityboje pačioj, kad mes negaunam būtent mums reikalingos riebalų rūgšties, kurios organizmas pats negamina, bet mes jos negaunam su maistu.